pinigai ant medžio auga. Ir tai pinigai yra štai čia, mūsų galvoje. Kaip mokėti studentams pasiimti iš studijų ne tik diplomų? Aš irgi, kai buvau studentas, ėmiau visko, ėjom su dėstytojais ir kavos gerti, ir į barą pasėdėti. Sako, ne. Jeigu žiogas gali ir tu. Sveiki, šiandieną aš, Dominykas Juška, pirmakursis Klaipėdos universiteto žurnalistas, imsiu interviu iš Remigijaus Žiogo. Tai sveiki. Labas. Ir gal galėtumėte šiek tiek plačiau pristatyti mūsų auditorijai? Labas auditorija, esu Remigijus Žiogas, esu renginių vedėjas, esu renginių organizatorius, įmonė Trys Karaliai. Šią veiklą užsiemu daugiau nei 20 metų. Pastarosius 2 metus dar turiu labai aktyvų hobį, kuris vadinasi numizmatika, bonistika, arba kitaip kolekcionavimas. Turiu Klaipėdoje pinigų muziejų. Kiek domėjausi, tai mačiau, kad turėjote pakankamai sunkią vaikystę, taip? Mediniai žaislai. Taip. Ir kaip pavyko, taip žargoniškai kalbant, išlipti iš duobės ir tapti žinomu verslininku? Aš nelipau iš duobės. Aš neskaitau, kad mano vaikystė buvo kažkokia kitokia nei kitų vaikų. Aš turėjau labai gerą vaikystę, aš ją mėgavaus, nepaisant to, kad tėvai skiriasi, kad buvo įvairiausių dalykų, kad buvo nepriteklių, kad buvo ir lauko tualetės, ir kartais nebūdavo nei kur nusimaudyti, ar ten desertų kažkokių, tai daug visko buvo. Bet aš nesakyčiau, kad tai buvo kažkokia kitokia vaikystė nei mano aplinkos žmonių. Aš esu iš kaimo vaikis, užaugęs prie Ventos upės, eidavau maudytis, o į Ventos upę vasarą, eidavau į pirtis, tai aš džiaugiausi savo vaikystę, nes jinai mane užgrūdino ir padarė tokį, koks aš esu. Teko ir bonkes rinkti, ir aliuminį iš šiukšliai nutraukti, ir metalą. Tai aš tai džiaugiausi tokią vaikystę ir tokiais prisiminimais. Kai pavyko, nežinau, kai žmogus tengiasi, kai žmogus nori, tai va tiek ir tai reikia. Kai žmogus turi viziją, kai jisai turi norų ir kai jisai žino, kur jisai eina, tai yra be galo lengva. Kai žmogus blaškosi per gyvenimą ir jis nežino, ko jis nori, kai jisai viską turi, tai tada gaunasi egzistencija ir tada žmogus nebesupranta, ko jam norėti ir ko jam turi reikėti iš gyvenimo, jeigu jisai nežino. O tokių yra daug. Man jau 40 metų, tai aš jau toks su patirtimu, žinai, aš jau čia galiu pasakyti, kad jau Dievas man padėjo. Dievas. Neskelbsiu čia, kad Dievas jums padės, apšvietimas ar apvaiza, ne. Man buvo sunku, aš jį turėjau. Ir man buvo tada lengva. Visur. Tik mes dažnai sakom, jeigu ir netikim, o Dieve. Tai, ir netgi tie, kurie netiki, taip sakot. O man jis padėjo. Toliau pratęskime temą apie vaikystę, apie vaikus. Tai kaip manote, ar vaiko ateitis priklauso nuo jo vaikystės, ar tėvų rūpinimas juo, ar vis dėlto viskas priklauso nuo jo ateityje susiformavusio mentaliteto? Čia labai protingai ir labai geras klausimas tavo. Aš turėjau tokią terpę, kad galėjau būti labai socialus. Mane viskas vedė taip, arba 2 pasirinkimai buvo. Arba aš baigiau profkę ir važiuoju į Airiją, į Ispaniją skinti apelsinų, arba dar kažką, ar vogti, nežinau, ar būti banditu, arba tada kitas kelias, kuriame esu dabar. Aš manau, kad tėvai prisideda, bet viską lemia pats vaikas ir jo sprendimai, jo draugai, aplinka, nes vaikai formuojasi taip, kaip jie formuojasi. Tavo tėvai žurnalistai? Ne. Nu, matai, o mano irgi nerenginių vedėjai ir nerenginių organizatoriai. Mes patys pasiemame iš gyvenimo tai, ką mes turime pasiimti. Ir mano vaikai pasiims tą, ką jie turi pasiimti. Aš tikrai neformuoju, kad jie bus verslininkai ar dar kažkas. Mano kaip tėvo noras, kad jie būtų laimingi. Mano mamos noras buvo, kad aš būčiau laimingas. Ir nedėjo jokių iliuzijų ir jokių vilčių. Ir nesakė, oi, tu būk čia verslininkas ar dar kažkas, aš viską gyvenime atiduosiu. Ne. Pastangų reikia dėti, kad vaikai būtų pavalgę, apsirengę, turėtų tinkamą aplinką gyvenimui, puikius santykius ir nieko daugiau, o paskui jis viską pats pasidaro. Dabar pereikime prie klausimą apie Klaipėdos universitetą. Tai kaip jūs esate susijęs su Klaipėdos universitetu ar bet kokiamis kitokiomis aukštosios aukštojo mokslo įstaigomis Klaipėdoje ir ką galite apie jas pakomentuoti? Aš mokaus daugiau nei 20 metų jau.
Aš jau būdamas 8 klasėje žinojau, kad Klaipėdos universitete studijuosiu režisūrą ir aktorystę, bet 2002 metais po mandatinių man buvo pasakyta, mūsų stojusių buvo gal 120 ir liko 18, reikėjo, ne 21 liko ir 3 reikėjo dar išmesti. Aš buvau tarp tų 3, kurios išmetė ir atsisakė manęs kaip režisierius. Tada aš įstojau į Klaipėdos profesinę vieną iš mokyklų, tai buvo Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, dabar ir technologijų mokykla. Ten praėjo patys geriausi mano gyvenimo metai. Studentai, tie, kurie turite galimybę rinktis, nesinuomoti būto gyventi bendrabutį, jūs tą privalote išmėginti, nes bendrabutis yra kaip Narnija. Ten vyksta stebuklai, daug įvairiausių dalykų, tai pagarba tiems, kurie yra matę bendrabučio gyvenimą. Baigiau tenais interjero dizainą, esu interjero dizaineris, jūs jau įvertinot mano ofisą, pagyrėt. Ir tada aš stojau į KVK, Klaipėdos valstybinę kolegiją. Ne, tada stojau Klaipėdos universitetą, antras bandymas buvo. Pirmą kartą nepriėmė, antrą kartą priėmė į tapybą, į dailę. Danas Andriolinis tapytojas amžinai atelis, tai buvo mano dėstytojas, kuris pastumėjo, kad aš stočiau tenais. Ir tada mane priėmė, bet aš ten nesimokiau, o kaip čia žargoniškai pasakyti, studentavau galbūt. Ir po 2 metų mane išmetė. Ir tada aš jau stojau į KVK, į kolegiją, Klaipėdos valstybinę kolegiją, ir ten baigiau renginių organizavimą. Baigęs renginių organizavimą padariau keletą metų pertrauką, nes studijavau kitus dalykus įvairiausius, kurie turėjo sustiprinti mano asmenybę ir verslą. Tada leidau savo įstoti vėl į Klaipėdos universitetą, baigti andragogiką, kas yra suaugusiųjų mokymo metodikos, ir man tas mokymas labai patiko, ačiū labai už studijas. Ir tada įstojau į Klaipėdos universitetą magistro studijas teatrologiją ir baigiau teatrologijos magistrą. Esu teatro kritikas. Tai vat manęs nepriėmė universitetas kaip režisieriaus, o baigiau universitete kaip teatro kritikas. O kas yra teatro kritikai? Žmonės, kurie nepatampa režisieriais. Dabar esate renginių vedėjas bei įmonės 3 karaliai vadovas. Taip. Kokia yra šios įmonės istorija ir kaip apskritai atsirado šita įmonė? Veiklą pradėjau dar 2002 metais, tik įstojęs, pravedžiau studentams ir mokytojams mokytojų dieną. Ir tada kursiokas sako, o gali pravesti mano įmonę vakarėlį? Tada buvo Mars Lietuva įmonė, dabar tebėra ta įmonė. Tai pravedžiau jiems vienai pamainai už 50 litų, tada kitas sako, mūsų vakarėlis už 3 dienų, pravesk mums. Tada vedžiau 150 litų, tada už kelių dienų vėl kitos pamainos vakarėlis, tada jau už 250. Ir gan anksti pradėjau, aš buvau iš tikrųjų pradininkas Klaipėdoje, kaip po renginių vedėjų, nes tai buvo 2002 metais, prieš 22 metus beveik jau. Šiemet vesiu 21 kartą naujus metus, ta prasme. 2006 metais 3 studentai, kuriems buvo 21, 20 ir 22 man, mes sugalvojom, kad mums reikėjo įmonės. Tai buvom 3 skirtingi jaunuoliai, 3 skirtingų patirčių gyvenimiškų, kurie sakom, sukursim karališką pramogą paprastiems žmonėms. Prieš tai kalbėjome apie aukštąjį mokslą, apie Klaipėdos universitetą. Tai ką jums kaip asmenybei davė aukštasis mokslas? Aukštasis išsilavinimas žmogui duoda bendrą etikos, estetikos, kultūros suvokimą, bendravimo suvokimą. Tai iš tikrųjų Klaipėdos universitetas manęs neatvedė doros kelią, bet praplėtė mano sąmoningumą. Ir aš jaučiuosi daug laisvesnis, turėdamas aukštą išsilavinimą. Aš galiu daug daugiau gyvenime nuveikti. Žiūrėdamas į paveikslus, aš apie juos suvokiu. Eidamas į teatrą, aš matau ne tik reginį, bet ir galiu išvelgti daug daugiau prasmių įvairiausių. Ir lavinant žmogų, mokslas yra be galo svarbu. Ir aš vis dar mokaus. Aš lankau vyriausius kursus, seminarus, nes žinau, kad pinigai ant medžio auga. Ir tai pinigai yra štai čia, mūsų galvoj. Ir mes kaip tą medį savo galvoj laistysim, tiek mes visko gyvenime ir turėsim. Ta bendruomenė Klaipėdos universitetas yra puikiai terpė. Puikiai terpė pažinti save ir išmokti pažinti kitą. Nes dažnai mes kalbam aš, o tokioj bendruomenėj supranti tokią sąvoką kaip mes. Ir aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad mūsų Klaipėdos universitetas dar tik augs. Aš manau, kada
jis dar nepasiekė savo renesanso, jis dar neatsiskleidė ir dar nežydė taip, kaip turėtų žydėti. Dar būtų vienas klausimas apie mokslą, aukštai. Kaip mokėti studentams pasiimti iš studijų ne tik diplomą? Labai paprastai. Praktika. Praktika yra žingeidumas. Ir aš manau, kad jūs turėtumėt kuo daugiau turėti gyvo bendravimo. Eiti ir klausti ir dėstytojų nebijoti. Aš pats tik prieš 2 metus baigiau magistrą ir mes su kursiokais toliau tęsė misiją. Tarkim, mes magistrai kovo 1 dieną skrendam į Angliją, į Liūto karalių, į muziklą, keliom dienom, vien tam, kad eiti į muziklą, nes mes esam teatrologai. Ir mes tą praktiką toliau tęsėme, mes susitinkame, bendraujame, einame į spektaklius, važiuojame, nors esame iš visos Lietuvos. Aš irgi, kai buvau studentas, ėmiau visko, ėjom su dėstytojais ir kavos gerti, ir į barą pasėdėti, nes jie yra žmonės. Mes visi esam žmonės, tai nėra kažkoks statutinis, protokolinis dalykas, kad aš dabar atsakysiu, tu mane įvertinsi. Ne, tai yra gyvenimas ir mes bendraujam. Tai taip ir čia, kiek jūs tos bendrystės patys įnešite į universitetą, tiek jūs ir pasimsite. Jeigu jūs ateisite tokia ir sakysit, nu, ką aš čia galiu išmokdama, tai duokit man, duokit. Ne, tai tada nieko nebus. Bet jeigu bus tokie, na, kas šiandien, ką čia mokomės, kas čia daugiau. Universitetas mus moko savirealizacijos. Ir sako, kad jūs ir mokotės tam, kad jūs viską pasimtumėt ir vėliau duotumėt, nes gyvenimas toks yra. Norint gauti, reikia duoti. Jūs dabar gaunat, o paskui visuomenė iš jūsų prašys jau tos praktikos. O tam, kad ją pasimti, jūs turite studijuoti, o ne studentauti. Jau kalbu kaip senas žmogus, ne? Ja. Tai realiai sakau, studentai, pasimsit tiek, kiek norėsit, kiek neišmoksit, paskui per gyvenimą teks išmokti. Jeigu galėtumėte atsukti laiką atgal, ar kažką keistumėte savo gyvenime? Iš verslo pusės jo. Daryčiau tą, ką darau, bet buvo daug kvailų sprendimų, bet galbūt su tais kvailais sprendimais ateina ir patirtis. Mašinų galbūt tokių brangių nebepirkčiau, nebeinvestuočiau į nesąmonės, į kilnojamą turtą, į akcijas, iš tikrųjų. Pat kitina sąmoningumas, kitas mokyklas praeini, jos tave išugdo ir nežinau, gal niekur nesukčiau atgal. Gal būčiau ten, kur dabar esu, nes esu laimingas, man viskas tenkina. Yra tas gyvenimas toks banguotas, čia žinai, tada visą gyvenimas galim tą laiką sukinėti atgal. Nu, bet priimkim tas pamokas, nu, kas čia pasikeis kažko. Jeigu prisidirbai, tai atsiprašyk, jeigu pasiskolinai, tai grąžink, jeigu nepagyrai, tai pagirk. Tai viskam dar turim laiko, o jeigu jo nebeturėsim, tai žmonės tave vertins už tai, kaip tu nugyvenai. Tai galbūt taip ir gyvenkim. Ką galite pakomentuoti apie Viekšnių mokytojų pasakymą, jeigu galėjo žiogas, gali ir tu? Jo. Regina Lukauskienė, fizikos mokytoja. Jinai kiekvienais metais man išeidavo iš fizikos 3. Sakydavo man, žiogai, eini į profkę, eisi į 9 klasę. Sakau, eisiu 9. Tai pataisau tada, tau reikia eiti. Einu pataisau. Ir kiekvienais metais. Ir jinai galvoja, kad ir kiti mokytojai galvoja, nu iš šito jau nieko gero nesigaus. Bet čia buvo tik keletas metų jau po mano baigimo, kad jau įrodžiau, kad iš jo kažkas jau gaunasi. Ta nuomonė labai greit pasikeitė. Ir dabar, kai bando kažkas sakyti mokytojams, kad aš mokytojai, ne, aš einu į profkę, aš nebegaliu. Jie sako, ne. Jeigu žiogas gali ir tu. 3, 2, aš pirmūnas su klausimu buvau 10 baliai sistemai. 3 neigiami išeidavo man visada. Ir 12 baigiau tai vos. Laikiau valstybinius, lietuvių valstybinių, abiejų valstybinių lietuvių neišlaikiau. Buvo perlaikymai. Nu tai tikrai nesišvietė čia man kažkokie magistrai gyvenime. Magistrai yra 5 įmonės. O dabar dar galvoju Klaipėdos universitete siekti doktorantūros. Tai vėlgi laukia dar vienas iššūkis. Tai jeigu galėjau aš, tai galite ir jūs. Ir paskutinis būtų, koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems Lietuvos žmonėms? Vienas žodis, gyvenkit. Gyvenkit jūs taip, kaip jūs norit. Ką palinkėsiu tam jaunimui, kurie yra 12-okai. Nepasimkit tų nesąmoningų happy year. Ten kaip po 12 klasės pasiema metus laiko nieko neveikimo. Tai žinokit, tie metai gali išaugti iki 15 metų nieko neveikimo. Tai linkiu, kad kuo mažiau būtų skrolinimų telefonuose ir kuo daugiau gyvo kontakto su žmonėm. Ir kaifuotumėt nuo gyvenimo, nuo jo duodamų gyvenimo malonumų. Tai mėgaukitės gyvenimu ir gyvenkit. Tikrąją to žodžio prasme. Jeigu čia buvo palinkėjimas, o ne įrodymas. Taip.
Gerai, ačiū labai jums. Tai ačiū tau.